Sveiki, aš Nerijus Kiesmanas ir šiandien su jumis kalbėsiu apie ką? Apie futbolą, aišku, ir gerai, truputį apie kalėdas. Kitą savaitę bus Karolis, nežinau, ar su snieguolės kostiumu, bet dovanų jums bus. O šiandien pakalbėsiu vienas apie šios savaitės įvykius. Prenumeruokite kanalą ir netrukus pradėsime. Čempionų lygą turime pradžiai, antradienis, trečiadienis tradiciškai, kai žaidžia jie, tai žaidžia, mes apie trečiadienį pakalbėsime ir ten yra toks trečios ir ketvirtos lygos komandų šiuo metu tokia akistata, Dortmundo Borussia prieš Barcelona Westfalen stadione, tai yra vieta, kuri turi savo aurą, vieta, kuri, kaip tokiais atvejais sakoma, namų sienos padeda, 12 žaidėjas ir visa kita, visa tai tinka šį sezoną ypač, nes BVB laimėjo 7 iš 8 pasarųjų rungtynių namie, sykį sužaidė lygiosiomis. Ten saugikliai tarsi ir sulikti ir vieni ir kiti gali savo leisti ir pralaimėti, tragedijos nenutiks, bet niekas to nenorės daryti, nes yra 8, kuriame reikia išlikti iki pabaigos. Grįžtų prie to, kad tai yra Dortmundas, prie to, kad geltoni juodi ten visada stiprus ir todėl daryčiau prielaidą, kad jie šį kartą vis dėlto laimės. Italija Serie A, kadangi pradėjo žaisti stabiliai Gvidas Gineitis, mes daugiau dėmesio skiriame Torino komandai, padarykime tai ir šį kartą. Su Empoli jie žaidžia išvykoje, Empoli, kuris turi gerą atkarpą, dabar jie eliminavo iš taurės turnyro Fiorentiną, jie laimėjo, įtikinamai laimėjo praėjusio savaitgalio rungtynės Serijoje A, Torino 6 rungtynės iš eilės be pergalių, bet ten yra momentas. Per tas 6 rungtynės jie praleido tik 6 įvarčius, tai yra komanda, kuri ir toliau ginasi drausmingai ir toliau siekia savo tikslų. Ir sakyčiau, kad dabar jau atėjo laikas laimėti. Turino futbolininkams savo stiliumi turbūt griežtai, drausmingai ginantis, ieškant savo progelių kontratakose. Empoli, nepaisant to, kad dabar yra aukščiau už Torino turnyro lentelėje, sakau taip, šį kartą namie pralaimės ir spėkime drąsiai, 0-1. Ir italai užsidaro pirmadienį, ten super rungtynės, ypač turint dabartinį kontekstą galvoje, tai yra Lazio prieš Milano Interą. Lazio nulaužė 2 kartus iš eilės Napoli gynybos kodą, griežtą gynybos kodą, laimėjo prieš Neapolio komanda ir taurės turnyre ir iškentėjo tą pergalę, įmušė krapštę pergalingą įvartį savaitgalį Serijoje A 1-0 ten. To paties galima tikėtis ir rungtynėse su Interu. Abi komandos beje dabar turi po lygiai taškų turnyro lentelėje. Taip, jie turi Europą savaitės viduryje ir vieni ir kiti, bet kadangi pirmadienis išėmė normalus ciklas jėgų atstatymui, nemanau, kad tai bus didelis veiksnys, svarbus veiksnys, nepaisant to, kad Interas turi šiek tiek daugiau laiko atsigavimui. Lazio žais tokį pat futbolą kaip Napoli, tokia prognozė, tai yra įvarčių fejerverkų tikėtis mes neturėtume, bet ar pavyks šį kartą? Sakysiu taip, nepavyks. Todėl, kad tai yra Interas, todėl, kad jie sugeba mobilizuotis ir laimėti tada, kai jiems labiausiai reikia. Nerezultatyviose rungtynėse 1-2 vartukai pergalį iškovos Milano komanda. Ir Premier Lyga, aišku, kaip mes be jos. Šeštadienį ten tokios įdomios rungtynėlės, kuriuose tarpusavėje akis į akis tos Nottingham Forest, viena tokių malonesnių staigmenų šio sezono pirmosios dalies prieš Aston Villa. 5-6 vietos turnyro lentelėje, -2 taškai lyginant su Manchester City, tai yra arti čempionų lygos zonos ir tai, aišku, pakaitins aistras. Nottinghamo futbolininkai, aš manau, šioje situacijoje turi šiek tiek pranašumų, tai yra Aston Villai teks žaisti savaitės viduryje čempionų lygą. Daugiau poilsio, daugiau laiko pasirengimų ir nepaisant to, kad Aston Villa dabar išsikapstė iš tokio nesėkmių ruožo, porą pergalių iš eilės iškovota, kovinė dvasia, aišku, pagerėjusi, bet Forest praėjusiame ture palaužęs Old Trafford Manchester United, sakyčiau, kad ir šį kartą turėtų savo stadione padaryti tai, ką reikia ir iškovoti pergalį. Ir Manchesterio superderbis, tai yra City United, šį kartą Etihade, ir tai yra rungtynės, kuriuose palauk nebūna niekada. Manau, kad tai bus ir šį kartą. Prognozės ir vieniems ir kitiems dabar sunku. Tai yra Manchester City
lazeretas visą laiką pilnas, ten dar ir Filas Fodenas prisidėjo prie Rodri ir kompanijos, tai yra Pepui Guardiolai sunku kaišyti spragas ir ant suolo ten berniukai, kurių vaškė numerį nuo 96 iki 99, tai reiškia, kad jau visiškai kraštutiniai rezervai yra semiami, MU taip pasidžiaugia geresnių laikotarpių po to, kai išvarė iš darbo Eriką ten Hagą, bet viskas grįžo į savas vėžes ir ten viskas vėl 2 pralaimėjimai iš eilės, MU nustojo stebinti maloniai ar ilgam, sakyčiau, kad šiam savaitgaliui to užtaisant dar užteks. Man City, juolab, kad Man City turi para ilgiau po Europos. Po žaidimo Europoje susigrąžinti jėgas. Kaip jau sakiau, bus fejerverkai, bus įvarčių, manau, kad į abiejus vartus, ne mažiau negu 3 ir bent jau vieną iš jų turėtų vis tiek įmušti Erlingas Haalandas, kaip be jo. Kitą savaitę nepraleiskite, niekur nepabėkite, bus Karolis, būsime dviese, kalėdų šventinė dvasia bus su mumis, prenumeruokite kanalą ir pasimatysime tada.